Sveiki dar kartą, vėl grįžom į tą patį kanalą, atsimti revanšą iš šitų šapalų meknių. Šį kartą anksčiau, be platformų. Anakart turėjom 15 kibimų, vieną tik ištraukėm. Tai dabar šapalam šiandien turėtų būti pizdėts. Pasiėmėm lietuviškų naktinių sliekų, nes lenkiški pavedė, kablius pakeitėm. Sėdim, žiūrim, gaudom. Ką, įmam naktinį slieką. Kablys 4 numerį. Uždėjom. Nu ir ką, pirmas metimas. Metras nuo kranto. Sėdim, laukiam. Bilst. Dar kartą bilst. Labai atsargiai kažko. Kažkaip keistai po vieną kartą bilst ir viskas. Nu, dar 2 minutės palaukiam. O, bilst. Nėra. Per daug stabdis atleist. Nu ką, termis. 2 kliovai buvo. Nelabai patogu ant kibirėlio. Sekančią žvejybą kėdę pasimsim. Sistema paprasta. Švina. Ant šitos 50 gramų, taip 40 užtenka. Tuodėlis trumpas, feedergamas. Ir pavadėlis iki 70 cm. Ąžuolyčio, aišku. Veriam slieką. Taip. Trauksim arčiau, kad matytas. Naktinuką. Žodžiu, ūkiška sistema. Paprasta. Metam. Įtempiam, pastatom ir viskas. Ir laukiam. Turėjom kliovuką, nespėjom nufilmuoti. Šapaliuką turim legalų gražų. Kliovai reti. O šapalėlis. Kliovai reti, kas pusę valandos po kibimuką. Tai sėdim ir gaudom toliau. Pakirtom šaiką. Šapaliuką. Ne, ešerį. Pakirtom ešeriuką. Gražuolis koks. Šerys paėmėt naktinį slieko. Nu ką, turim nelegalų šapaliuką. Mažiuką, būna ir tokių užkimba. Tai mes jį paleisime. Nelaikysim fotosesijai. Taigi pakeitėm vietą. Bandysim šonę šiek tiek. Apie 100 metrų paėm. Ganėtinai perspektyvių vietą. Irgi yra kelmų, yra šlaitelių, įlankėlių tokių, 3 fideriukus į skirtingas vietas užsimetėm. Sėdim, bandom, gaudom. Kol kas tuščia, persimėsim.
Valom žolytes, patikrinam masalą, bitutės skraido ir metam toliau. Taip, kolegos, žvejai žiūrintis, turėjom klevuko ant kairės meškerytės. Tuoj pasuksim kamerytę. Vienas bilstelėjimas buvo. Dar vienas. Būna labai daug prarandama kibimų, kada junginėjom, reguliuojam kamerą. Neturim operatoriaus. Tai sukomės, ką pavyksta. O, pils. Ką pavyksta, nufilmuojam, parodom. Trys prisilietimai iš vis jau buvo. Šlaukimas 9,5 minutės. Permetėm į kitą vietą ir klevukas. Bet tokie nestiprus klevukai. Bumt, prisiliečia. Ir viskas. O, bul. Kažką turim. Bet kažkur įnešė. Kažkur įnešė. Kažką turim. Taip, išsitraukiam iš žolyčių. Nelegalas šapaviukas. Tuoj parodysim. Žolių juostą labai nedėkingą turim. O. Šapaliukas, bet nelegalus, tai paleisim. Opa, laukiam. Nu ką, kolektyvus, pakeitus vietą, 3 nelegalius turim. Ir nieko, pusę valandos, taip sakant, trūkom. Dar pasėdėsim pusvalanduką ir ko gero grįšim į pirminę vietą. Žiūrėsim, gal ten žuvis jau bus grįžus. O kol kas laukiam. Kadangi pagavom šitoj upiai tik tais vieną šapalą, vieną ešerį, 3 nelegalius šapalus, keisim vietą, nes klevukai į valandą 2 po vieną. Tai vat aplinka kokia. Ten toliau Levens upėje teka, kuri matosi medžiai, apie 200 metrų nueiti. Čia ūkininko grūdai, tai nevažiuojam per jas. Čia va keliukas privažiuoti yra. Neįspūdingas, bet dabar, kai neprilyta, galima pravažiuoti. Tai ką, keisim tada vietą ir susitiksim iš ten tolesniuose videose. Sveiki dar kartą visi. Jau randamės Kelmės rajone, Tėviškiai. Važiuojame į kaimą, pasiimt pinigėlį, blizgučių su kriukiu, vartikliu. Bandysim suvilioti ešerį. Galbūt papuls kokią lydekaitę, bet jų negalima imti, jas paleisim. Kadangi visas krantas rūkė, šapalo nei vieno niekas nepagavo. Aš pagavau vieną, kelis nelegalius pagavau, kuriuos paleidom. Ešerį vieną, tai pabandysim ant ešerių. Saulutė kaip ir pasislėpus, apsiniaukia. Turėtų geras plėšrūno kibimas būti. Tai tiek. Ką, bandom davažiuoti iki žvejybos vietos laukais. Bet kadangi šlapia, turbūt eisim pėsčiomis. Jo, čia nepravažiuosim. Bandysim kitų kelių privažiuoti. Nu
ką, bandom davažiuoti šlapę. Duodam gazų. Pirma, antra pavara. Bandysim. Opa. Opa. Dienos vieta mūsų senvagė. Daugumai žinoma. Kelmės rajone davažiuoti pavyko šiaip ne taip. Šlapė, bet davažiavom. Va, urvų visokių, bebrų pilna, ledai švendrės nupjovė, bus labai gerai spiningauti. Tai ką metam gaudom bandom. Pirma blizgutė, kurią bandysim. Robinzono. Antras dydis.
Nu ką, atėjom į kitą pusę pabandyti. Vieną blizgutę nutraukė. Stabdžio neatsileidom po pernai metų, tai tokia pat blizgutė, tik tai sidabrinė, va kaip kita pusė. Smeigia tikrai prie kojų graži lydeka, apie 4 kg turėjo būti, nu neištraukėm, nesvėrėm, bet kažkur apie. Daug nesiruošėm, ką turėjom, su tuo gaudom nuo pernai metų, kas liko. Dar ankstoka, bet kiek matėm, įmanoma pagauti. Čia tokie žolių ruožai gali, būna ukliūna tarp šitų žolyčių, tai mes stengiamės pratraukti. Spinigėlis Shimano Katana, 8 metais pas mane jau. Galima sakyti, kad su juo užaugom. Žolytės. Nutraukėm blizgutę, kad ir valas 036 vis tiek neatlaiko. Kadangi su savim nepasiėmėm, prie mašinos palikom, tai eisim pasiimt. Kas nežinot, šalia Ventos upė yra. Vat visur prieki matosi. Šitoje upė irgi yra lydekų, šapalų, ešerių, kuojų. Jos susijungia šitos duobės. Yra toks, kaip čia pasakyti, kanalėlis, kuris jungia jas į krūvą. Per jį pereisim, pusę metro, daugiau gylio nieko. Apie žvejybą tai taip. Vienas pleukas buvo. Pasikirto, stabdžio neatleidom. Bandėm kamerą jungėm, smūgis ir trūko valas. Trumpas pavadėlis buvo 15 cm. Tai dabar prasilginau pavadėlį iki 30, kad nenukastų. Bet va iš vendrės įmetėm, norėjom arčiau kranto ir nutraukėm. Tai kol kas tiek, užsirišim kitą pavadėlį. Dar keletą blizgučių turim, pabandysim. Prasivėrėm per žiedelius. Iš tikrųjų yra spinigėlio kotų daug geresnių negu šitas. Kokį turiu, su tokiu gaudau. Upėje aš jį buvau pirkęs. Galima sakyti, pats pirmas buvo, tokio pat modelio. Turėjau 2 prieš tai, sulaužiau. Gal brokas buvo, gal įgūdžių buvo mažiau. Paskui va trečią, kai nusipirkau, tai 8 metai. 8 metais pas mane. Daug lydekų ištraukęs. Trofėją žiemą pagavau didžiausią, tai su juo nebuvo rekordo. Didžiausias 4 kg su juo. Taip išsirinkom sukriukę. Mepso kopija turbūt. Agatos firma 15 gramų. Tokį lapelį. Gražių spalvų. Juodi taškeliai. Šiaip ešerių čia neblogų yra. Pabandysim. Gal koks papuls. Užsimetė vieną fideriuką. Donkė galima sakyti ant švino. Pabandymai naktinius 2 sliekus uždėjom. Prieš tai vieną buvom uždėję, klevukas buvo. Pažiūrėt. Yra sakoma, kad pavasarį būna linai suaktyvėja. Tai tiesiog užsimetėm, pažiūrėt, ar reaguosi masalą ir verta važiuoti su pašaru, ar neverta. Tai vat, eime bandyti. Perėjom į kitą vietą.
Blizgutė ta pati, tiksliau sukriukė. Bandom kitu kampu. Būna kitu kampu pratrauki ir turi kliovuką. Kitu kampu trauki netinka. Ritė katana 3000. Didesnės nereikia. Pakankamai suka. Ne feederis, šis pinigas. Bet kiekvienam palei ranką. Keista, kad šitiek metimų jau 3 valandas gaudom čia. Trečią ratelį sukam. Nei vieno ešerio nepagavom. Galbūt anksti dar jie nesimaitina per daug. Vasarą visada pagaunam. Visada. Po vieną mažiausiai. Na ką, tuo ir baigsim žvejybą. Esmė kokia. Išbandėm 6 masalus. Tai sukriukės, vartyklės ir blizgutės, ar ne? Ant pirmos salotinės, kur išbandėm, neturėjom jokio kliovuko, kur rudenį ant jo sugaudėm. Ant sidabrinės turėjom vieną kliovuką. Nenufilmavom, kad graži lydekaitė buvo. O ant šitų sukriukių, kurios atrodo gražios, juodi 4 taškeliai, 3 spalvos. Nieko neturėjom jokio ešeriuko, jos skleidžia garsą, galbūt nepatiko. Tai rytoj pabandysim, jeigu žvejybos parduotuvė dirbs, nusipirksim guminuko. Kaip visada juoda su baltu, raudonas viršus. Galvakablį įsiversim, nu ir gaudysim. Tai būtų iš šitos laidos tiek. Sekit kanalą, spauskit laiką, peržiūrėkit video, rašykit komentarus, kur norėtumėt, kad nuvažiuočiau pagaudyt, ką gaudyt ir atvažiuosim.